Sveiki atvykę į mūsų video apie svarbiausius klausimus darbo pokalbiuose. Šiandien aptarsime 20 klausimų ir kaip į juos atsakyti, kad kitame pokalbyje jaustumėtės drąsiau. Žinau, kaip svarbu gerai pasirodyti. Tai galimybė padaryti įspūdį, parodyti, ką mokate ir įtikinti, kad esate tinkamiausias kandidatas. Šis video padės jums pasiruošti ir padidinti savo šansus gauti darbą. Pradėkime. Tai visi daiktai, pavyzdžiui, kompiuteriai, baldai, įranga, kurie yra vertingi organizacijai ir kurių vertę galima apskaičiuoti. Tai sistema, kuri padeda tvarkingai registruoti, saugoti ir tvarkyti dokumentus. Tai reiškia, kad darbuotojas pats planuoja savo darbus, užduotis ir terminus, žinoma, atsižvelgdamas į organizacijos tikslus. Kodėl svarbu laikytis darbų saugos taisyklių? Nes taip apsaugosime save ir kitus nuo nelaimingų atsitikimų darbe. Svarbiausia, kad sandėlyje būtų tinkamos sąlygos, o visi daiktai būtų tvarkingai sužymėti ir registruojami. Finansų skyriui reikia žinoti apie visas išduotas, grąžintas ar sugadintas uniformas, kad galėtų sekti jų kiekį. Tai reiškia, kad daiktas susidėvi arba tampa per senas ir nebetinkamas naudoti. Tai dokumentai, kurie parodo, kas vyksta su organizacijos pinigais. Pavyzdžiui, sąskaitos faktūros. Reikia reguliariai tikrinti, kiek kokių daiktų turime ir pagal tai planuoti, kiek jų reikės ateityje. Kad svarbus dokumentai būtų saugomi ir juos būtų galima lengvai rasti ateityje. Gavus prekes, reikia patikrinti, ar jos geros, ar atitinka užsakymą ir viską užregistruoti. Nurašant uniformas, reikia užfiksuoti jų būklę ir atnaujinti apskaitos sistemą. Svarbu atidžiai tikrinti dokumentus ir registruoti visus išduotus daiktus, kad nekiltų problemų. Sandėlyje turi būti gera ventiliacija, šviesa ir švara, kad prekės nesugestų. Ji padeda žinoti, kokį turtą turime ir efektyviai jį valdyti. Reguliariai tikrinkite sandėlį, žymėkite daiktus ir laikykite juos tvarkingai. Mokymai padeda darbuotojams išmokti teisingai tvarkyti dokumentus ir materialinės vertybės. Tai informacija, kurią gauname ir naudojame laiku, kad galėtume priimti teisingus sprendimus. Reikia turėti aiškias taisyklės ir užtikrinti, kad visi jų laikytųsi. Jos padeda tvarkyti pinigus, sekti pajamas ir išlaidas ir priimti geriausius sprendimus. Sėkmės! Ačiū, kad žiūrėjote. Tikiuosi, kad šie klausimai ir atsakymai padės jums pasijausti drąsiau artėjančiame darbo pokalbyje. Svarbu ne tik atsiminti atsakymus, bet ir suprasti, ką jie reiškia. Pasitikėkite savimi, tai raktas į sėkmę. Linkiu jums kuo geriausios kloties. Nepamirškite užsiprenumeruoti kanalą, paspausti patinka ir pasidalinti šiuo video su draugais.